Jo sveiki, klausi kaip gyvenas, kaip tavo nuomonė, gyventi gali kai debilai. Kontroliuoja šalį dieną naktį, trali valiai, o liaudis galvoja, kaip čia nusipirkus duonas jų kišenėse. Nesimėto pinigų tonas, tačiau ant jų pečių mokesčių sunkumas sulig tonas. Neik iš šono atsirado matfonas, tokių kaip jūs, nekrikštytų net Karleonė donas. Ir kai tenka keistis litų cikronas, arba laužytis pirmas kolūž talonas, o tame tik vienas kelias į zoną. Štai tokia ta situacija, kad dar ta emigracija. Žinai, kiek jau emigravo mūsų, sakai geriau buvo prie rusų, gal tu nebejuoki. Jo. Gerai, su tokiais pasakymais nekelk man juoko ir nevaryk žmonių, ties riba šoko. Pasaulis pilnas marvės, čia kariauja net Irakas ir dar tas ūsas maniakas. Žodžiu, pas mus sielose darosi bardakas, o gal dėl to kaltas mūsų zodiakas. Bet nekaltink zodiako ir dėl vėl tuščio mano golfo bako. Norėčiau ištiesęs kojas voliotis ant hamako ir apsipirkinėti parduotuvėse Monako. Bet man nelemta bus ir jum, jeigu rinksiuos alkoholį, mano mielas broli. Suprantu, kad daugumai dabar sunku, bet nereik pamiršti, kad viskas ateina su laiku. Daugiau valios pastangų, mažiau ašarų ir piktų kalbų, ir pamatysit, kaip viskas pasikeis į pusę gerą ir galėsite darytis ne užsienį, o Lietuvoj karjerą. Jo, Lietuvoj karjerą sugrįžkit emigrantai mylėjai. Homerekas 2012 pašalinės. Jau.